Aleliuja, prisėskite, ačiū šlantai. Prisėskite, sako, tik nusiraminkite ir viešpats palės jūs. Amen. Nurimkime ir palės mus. Mes nurimome ir jis palėtė mus. Nuo mūsų priklauso, kaip Dievas mus palėtė ar nepalėtė. Amen. Jeigu mes atsivėrėm jam ir tiesiog tikėjimo matėm, kaip jisai gydo, kaip jisai liečiasi, priimėm tikėjimo, iš tiesų jis galėjo padaryti daug ką ir gali tavyje ir manyje. Per tikėjimą malonę, per tikėjimą mes išgelbėti malonę, per tikėjimą ir šiandien viską gauname malonę per tikėjimą. Amen. Ne mūsų pasistengimą, bet tikėjimą jo malonę. O jo malonė duoda ir jėgas. Amen. Niekada nebūk toks stipraus. Niekada nesirodyk, kad tu stiprus, nebent sakyti, aš Jėzuje stiprus, čia gerai. Bet jeigu kūnas nori pasirodyti ir siela, tai tikrai neveiks malonė per mane ir tave. Amen. Nes viešpaties malonė yra svarbiausias dalykas, kuo mes šiandien išgelbėti ir kuo mes prikelti, ne savo pasistengimu. Amen. Bet jo malonės jėga. Todėl, kai mes tai suprantame, mes norime jam tarnauti, jį mylėti, juo sekti. Amen. Malonė tokia didelė. Todėl žodį šiandien būk stiprus malonė. Stiprus malonė. Būkime stiprus malonė. O ne savo išmintim, savo išmąstymais, savo išmanimais. Išmintis, išmanimai, išmąstymai reikalingi ten tavo profesijoje kažkur tai, ką tu išmokai. Bet gyvenime viešpats sako, būk stiprus mano malonė, kai tu nori nusivilti, kai tu matai, kad pasipriešinimas, išbandymai ateina. Kuo juos nugalėsi? Kuo? Pasitikėdamas jo malonę, tu sakai, man pasiseks padaryti šitą darbą, tikrai pasiseks, nes viešpats yra su manim, jis man davė malonę, jis man dovanojo malonę, man viskas čia pasiseks. Amen. Aš viską praeisiu, aš viską įveiksiu. Aš žinau, kad Dievo malonė yra su manimi. Haleliuja. Ir nesididžiuosiu, ir nesiremsiu savimi, amen, nei padėtimi, nei kuo, bet juo vieninteliu, nes ji ta malonė, kuri suteikia jėgų elgtis viskam taip, kaip jis sako. Amen. Amen. Tu susiduri su sunkumu ir išbandymu ir žinai žodį. Tu esi daugiau nenugalėtojas. Jei tu žiūrėsi į save, tikrai nenugalėtojas. Tikrai pasakysi, aš pralaimėtojas. O malonė ką sako? Aš daugiau nenugalėtojas su Dievo malonė. Amen. Brangieji, dar nebuvo tokių išbandymų, kuriuos dar matysime. Pasitikėkim Dievo malonę. Amen. Oi, čia man žada didelių išbandymų. Džiaugis.
toj kovoj jau tu esi, Dievo žodis sako, daugiau nei nugalėtojas ir jau Dievo malonė. Tu visą tai Jėzuje Kristuje būdamas praėjai. Amen. Ir susidūrė su tuo praeisiu. Štai kas yra tikintysis. Amen. Štai kas yra tikintysis, pasitikintis Dievo malonė. O ne tuo, ką jaučiam, ką matom, ką suprantam, bet teisusis gyvens tikėjimu. Amen. Tai parašyta Romiečiams laiške. Teisusis gyvens. Kaip? Tikėjimu. Tikėjimu. Nes mes turėsim didelį pasipriešinimą. Mes turėsim didesnį pasipriešinimą negu pasaulis. Kodėl? Todėl, kad pasaulio dievas velnias iš mažosios raidės nekenčia tavęs, nes tu gimės iš Dievo dvasios ir tu esi Jėzuje Kristuje. Todėl be pagrindo tavęs kartais per žmonės jis nekęs. Situacijas sudarys priešas tokias, norėdamas tave pakankinti. Bet nieko neišsigąsk, sako, ir nebijok, nes aš su tavimi. Aš tavo malonė, daviau visą malonę tau. Tai, ko mums reikia, neprarasti pasitikėjimo Dievu ir jo malonę Jėzumi Kristumi. Tai, ką jis jau padarė Golgotoje, tai ir yra malonė. O jisai sakė, aš išsprendžiau visus jūsų problemas, visus jūsų rūpesčius, išgydžiau, išlaisvinau ir dovanojau amžiną gyvenimą. Todėl, kai susidursime, daugelis galvoja, kad Jėzus ten įsprendė, tai dabar nesusidursim čia su sunkumais. Dar mes ne dangui, mes gyvename čia, kur velnias gyvena. Ir pasaulis piktojo valdomas, todėl mums teks susidurti. Bet Jėzus tam ir sakė, aš viską išsprendžiau už jūs. Nebijokit, aš nugalėjau pasaulį. Ir jūs su manimi, nes aš jūsų širdyse. Pasitikėkit ne savim, bet pasitikėkit manim, sako Viešpats. Amen. Tu esi antgamtinis žmogus, kuris gyveni ne jausmais, ne aplinkybės žiūrėdamas, ne į žmones, ne į patirtį ir visą kitą, bet žiūrėdamas į Jėzų Kristų. Viską ir giedojom čia, viską įveiksiu, meilės tavos jėga. Būtkim budrus, kai giedam, kai šlovinam Dievą. Ar mes tuo ir tikim? Pabuskim ir jau šlovinime dalyvaukim, tikėjime, statykitinkimės, koks nuostabus. Viską aš įveiksiu Viešpatie. Todėl budėkim, kad nedainuotume. Budėkim, bet šlovinti. Man taip norėjosi šiandien šlovinti prieš Viešpatį, nes jis toks geras. Šokti, rėkti, šaukti iš džiaugsmo. Nes matai pergalę, haleliuja. Kur tu ją matai, sakysi? Dvasios akimis. Mes matome pergalę dvasios akimis, tikėjimo akimis. Tada norisi džiaugtis, šaukti, nors dar ir nematyti. Amen? Tai parašyta. Tikėjimas tai yra tai, ko nematome, lyg tai būtų. Tai yra tikintis taip gyvena. Amen? Nesakai, jau būčiau turėjus pergalę, būčiau atėjus šiandien taip džiaugusios ir pasakius, jau. Turiu. Dar nematydami, bet tikėdami, džiaugiamės, jau turiu. Amen? Tikėjimas sako, jau turiu. Aš viską turiu į jame. Tikėjimu. Amen? Nes jis sako, aš tau viską atidaviau. Kai tu pasišaukei mane į savo širdį, tai taip ir atidaviau aš tau viską. Kad tu pripažinai mane Viešpačiu, kad tu pripažinai mano malonę, kad aš ant kryžiaus iš tave tai padariau ir aš
atnešiau tau viską. Amen. Religija stengiasi visą tai uždengti ir pasakyti, kad ne. Tu čia užsitarnausi savo gerais darbais, žinok. Savo gerais darbais. Jei geras būsi, tai maloniai bus. Negeras, tai ir nebus. Maloniai, kad prisiliestų prie tavęs ir manęs, mums reikia tikėti. Tikėjimas pritraukia Dievo malonę. Tikėjimas mūsų pritraukia Dievo malonę. Daugiau niekas. Ne kažkoksai laukimas, kad kažkas ką padarys, kažkas kažką duos, kažkas kažkur tai kažką. Iš Dievo galima gauti tikėjimo viską. Amen. Galime sakyti, tikėjimas tai tas vamzdis. O Dievo malonė tai tas vanduo, per kurį pradeda tekėti, kai mes tikim. Kai mes tą vamzdį pastatom, čia perkeltine prasme, aišku, kalbu, link dangaus, tai jis visada lies malonę. Kur tikėjimas, ten ir įsilies malonė. Ten jis ir įsilies malonė. Nesvarbu, išbandymai, bus sunkumai, bet vis tiek malonė liesis. Tam sunkume griebkim už malonės. Amen. Ne už sunkumų, ne už kažkokių to, ko nėra, to, ko nejaučiam, to, ko nematom. Griebkimės už malonės. Aš žinau, kad aš praeisiu. Aš žinau, kad aš įveiksiu. Šiandien jau sesuo apie poreikius kalbėjo, irgi statydami šiandien. Amen. Neįmanoma. Kodėl užkibau žodžio neįmanoma, kad taip įvyktų blogis mano gyvenime? Todėl, kad Jėzus sakė, kad aš viską išsprendžiau ir tikinčiam viskas įmanoma. Tikinčiam. Mes kartais tikintį pavadinam vienetas, va čia vienetas, tai čia tikintis. Ne. Gali būti vienetas, bet gali būti netikintis. Tikintis tas, kuris pritraukia dangų. Tiki visų kuo geriausiu. Su tuo, ką Jėzus atidavė. Mes praėjusį kartą Dievas kalbėjo, kad Dievas ir labai myli ir labai geras. Te padeda mums šiandien tikėjimu priimti viską, kadangi jis toks mylintis, toks geras. Tai negi jis duos vietoj kiaušinio akmenį, sakė. Amen. Ten sakė mažatikė. Nežinau, tai mane apie tave kalbėjo. Sakė mažatikė. Jeigu aš tai padarau, gėlę aprengiu taip gražiai, kaip per naktį nuvysta, tu labiau tavim rūpinasi. Kur tu čia rūpinasi, Dieve, matai, kokios čia problemos vienos? Jis tai rūpinasi, bet tu ir aš ar tikime klausimą. Amen. Mane labiausiai, kas gali rūpintis, kažkoks asmuo, bet jei aš nenueisiu pas jį pagalbos, aš nematysiu to rūpesčio. Tegul atspėja, tegul ateina, tegul pasirūpina. Ne. Aš turiu tikėti, kad pasirūpins ir ateiti. Ar pas tą asmenį, kuris kažką gali padėti, ar man reikalinga pažadėjo, ar pas viešpatį, viešpats pažadus visus mums atidavė. Amen. Tai kur čia ta problema su manim? Tai gali būti netikėjimas. Gali būti problema. Netikėjimas tai yra pačia didžiausias nuodėmė. Tada mes galime jaustis labai nekaip. Galbūt dėl to, kad netikėjome kažkuo. Ne?
Todėl tikrai reikia sakyti, atleisk Jėzau, aš netikėjau. Atleisk Jėzau, aš murmėjau. Atleisk Jėzau, aš nepasitenkinęs buvau. Atleisk Jėzau. Amen. Nes jis viską mato, širdį mano ir tavo. Todėl gali būti, kad nuliūsta šventoji dvasia, kai netikime. Kažin šventoji dvasia džiaugiasi, kai tikime. Taip, kai mes jai paklūstam, nes yra tikėjimų dvasia mumyse. Ir kai mes jai paklūstam ir tikim, jie labai džiaugiasi, mums džiaugsmą sukelia. Amen. Dar nematydami, bet tikėdami, nes tikėjimo dvasia šventąją turim. Todėl kiekvienas Dievo vaikas šio žemė esti kovoje, mes kovoje. Amen. Kodėl mes čia negalėtum tokį šventį sėdėti savo namuose šiandien? Ilsėtis. Kūnas sako, ilsėtis. Miegoti. Jėzus sako, gyventi. Artintis prie viešpaties. Tai jais artintis prie mūsų. Amen. Artinkimės prie jo. Todėl kiekvienas Dievo vaikas šio žemė esti kovoj. Žinokim, kad mes kovoj. Mes nieko daugiau nelaimėsim. Šitoj kovoj tik tikėjimu jo malonę. Velnas pakankamai gudras, kad tave ir mane, kuris remsimės aplinkybėm arba savo jėgom, arba supratimu savo, jis pakankamai išmintingesnis mus sutvarkyti. Todėl mes jo nenugalėsime savo samprotavimais, mes jį nugalėsim Dievo malonę, tikėdami Dievo malonę jo žodžiu, ką jisai sako. Amen. Aš daugiau nenugalėtojas, Jėzuje Kristuje viską įveiksiu. Galim pasakyti, aš daugiau nenugalėtojas, Jėzuje Kristuje. Aš viską įveiksiu. Amen. Ir nenustebk, kad tau nėra ramybės gyvenime. Todėl, kad mes gyvenam kovos lauke. Mes gyvename pasaulyje, kuris yra piktojo valdomas. Kiekvienas mes esam kovoj. Žinot, kaip Hitleris irgi, ar ne? Jis naikino žydus, naikino žmonės, neapkentė. Tai kaip velnio įvaizdis. Ir galima sakyti, dvasinis Hitleris, jeigu taip pavadinsi, yra velnias čia žemėje. Todėl mes neturim ramybės. Tai ką daryti? Jėzus dar jį nesurišo, sako, bus laikas, kai surišiu. O dabar sako, aš tau duodu visus ginklus ir nugalėk. Tavo ginklai stipresni už jį ir už jo ginklus. Amen. Dirbti. Sako, tikėjimas yra pats didžiausias darbas. Kai ateina priešas su savo strategija, mes turim įjungti savo arsenalą Jėzuje Kristuje. Pasipriešinti jam ir to tikėjimo. Amen. Pasitikėti, kad malonė Dievo visada tavo pusė ir su tavim. Ir jo malonė mes viską įveiksime. Ir kaip nekentė Hitleris žydų tautos, taip velnias nekenčia tavęs ir manęs. Ir toj kovoj būna daugelis krikščionių pavargsta. Ir atsigręžia į pasaulį. Nes ten neša pasroviui. Ten pasaulio srovė neša, kaip pasiduodi pasaulį. Jis kaip vanduo pasaulis toks. Tik pasinerkia į jį, tai žiūrėsi, kad jau plaukia į tą pusę. Todėl mes plaukim tų į savo išgelbėjimo valtį ir kluodami maloniais ir irklais. Prieš srovę mes irkluojam. Todėl nėra taip lengva.
bet mes dar nepradėjome kovos daugiau nenugalėtoje. Šitą malonę mums reikia įsitvirtinti šitame Dievo žodyje, šitoje malonėje, nes jei ne, mes tikrai nuneš mus pasroviui. Amen. Todėl sakė Efeziečiams laiške, čia 12 eilutė, 6 skyriaus prisimenam, kad nesiversti. Viena eilutė sako, nes mes grūmėmės, Efeziečiams 6:12, nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Mes į grumtynės atėjome. Amen. Bet dar nepradėjo kovos, jau mes esam daugiau nenugalėtojai. Tai malonė Jėzaus. Bet grumtis reiks man. Išstatyti šitą Dievo žodį, šitą malonę, priešas tada pasitrauks. Taip kaip dykumo Jėzų gundė ir jis Dievo žodžiu atsakė ir jis pasitraukė. Taip ir mes šiandien. Ir todėl nedaugelis nori pasipriešinti, nedaugelis nori kovoti. O šėtonas žiauresnis net už nacistinį režimą. Mes negalim užmiršti, kad yra priešas, kuris meluoja pastoviai. Kuris pastoviai meluoja. Kirumo mokytis iš velnio reikia. Visi meluoja į protą, kalba į protą ir kalba savo pasakas, kad tik nusigręžtume nuo Dievo žodžio ir jo tiesų, kad tik pasielgtume taip, kaip siūlo jis. Jono Evangelija 8 skyrių atsiverskim. Atrodo, tiek nedaug reikia, tik Dievo žodžiu patikėti ir jo malonę. Ir viską praeisi. Bet yra vagis, kuris nori vogti tikėjimą. Jono 8 skyrius, Evangelijos 23 eilutė. Jėzus sakė, jūs esate iš pažemių. Dvidešimt trečia eilutė, Jono Evangelija 8 skyrius, 23 eilutė. Jis atsakė, jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės, Jėzus sako apie save. Jūs iš šio pasaulio. Čia ne mums sakė, ne. Mes atgimę ir išskirti iš pasaulio. Sako, jūs iš pasaulio, o aš ne iš šio pasaulio. Čia žydams jisai sakė, tiems visiems. Dėl to aš jums sakiau, kad mirsite savo nuodėmėse. Visas pasaulis yra iš piktojo ir jis miršta nuodėmėse. Amen. Jeigu netikėsite, kad aš esu, mirsite savo nuodėmėse. O šitą eilutę dar akcentuoja, kad ne vienas, kuris nepatikės Jėzumi Kristumi, pasaulio žmogus mirs amžinybę. Amen. Nes tik jis yra iš dangaus. Ir tik jo dvasia iš dangaus dvasia atgavina dangui, amžinam gyvenimui žmogų. Taip? Kas iš žemės, iš pažemių, tas yra mirė. Fiziškai gyva, bet dvasioje mirė. Štai kodėl skelbiam išgelbėjimo žinią Evangeliją žmonėms. Nes kiekvienas, ne vienas savo gerais darbais nebus išgelbėtas. Ir dar 8 skyrius, to pačio 44 eilutė.
Čia jis jiems sakė, todėl, kad negalite mano žodžių klausyti. Jūsų tėvas velnias ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Koks Jėzus tiesmukiškas. Ir šiandien pasaulyje žmonės, jų tėvas velnias, kurie neatsigrėžė ir nepatikėjo Jėzumi Kristumi. Ir jie nori vykdyti to savo Dievo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys. Žmonės pasaulyje nežino, kad jie žūsta. Už tai pakėlė Jėzus Kristus tave ir mane, kad tik ne mes būtume išgelbėti, bet kad ir kitiems pasakytume, kad jūs žūsite. Ir jei neatgimsite iš Jėzaus dvasios. Žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Pasaulyje nėra tiesos. Tiesa tik danguje. Amen. Ir tie, kurie gimė iš dangaus, jau per jų žodį sužino tiesą. Amen. Tiesa yra Kristuje. Sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir žodis yra tiesa. Jis laiko tiesos, nes jame nėra tiesos pasaulyje. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Čia apie pasaulio Dievą iš mažosios raidės velnią kalba. Amen. O kadangi aš kalbu tiesą, sako, jūs netikit manim. Mūsų kūną ir sielos kartais velnas, kaip pagundo, tai irgi labiau tikim, vos ne ką žmonės šneka, ką internete šneka, negu Dievo žodis, ką sako. Atrodo, čia kosmosas kažkoks. Tikėti kažkoks. Ne, tai yra Dievo žodis. Tikėkit manim, tai gyvensite savo. Pasitikėkit mano malonę, aš jums ją visą atidaviau. Jums nereikia kažkaip užsitarnauti tą malonę. Jūs tik tikėkit malonę savo mama. Tikėkit, kad jums viskas įmanoma. Tikėkit, kad ateis išbandymas. Jūs viską praeisite. Tikėkite šitą malonę. Ir jį pavadinimo Jėzų demonų apsėsti. Tu irgi, kai kalbėsi tiesą, tave irgi gali pavadinti tokį ir keistuolių žemė, ir visa kita. Todėl, kad tiesą kalbi, kad tiesoj gyveni, pasaulis tiesos nekenčia. Todėl neieškokim tiesos pasaulyje. Tiesa yra Dieve Jėzuje Kristuje. Jau žodyje yra tiesa. Todėl nesekime pasaulio. Jis labai nori traukti pasaulis. Mes žinom visi, kaip traukia. Taip? Kokia jėga turi velnias į pasaulį traukti. Žinot, pasaulis, tai galima sakyti, prieš čia skaičiau kažkur, sako, kaip kruizinis laivas. Ten visi malonumai, visi aptarnavimai, linksma, bet tas laivas plaukia pasroviui. Į kur? Pražūtį. Pasaulio laivas. O Nojus statė laivą. Lygiai taip pat sakė, visi tyčiojasi ir juokėsi iš jo. Iš Nojaus, kai statė laivą. Bet jie visi pražuvo, o jis liko gyvas, paklusdamas Dievo tiesoms, kurios jį tikrai juoką visiems sukėlė Nojus, statydamas savo laivą.
Įsivaizduoju, kiek jis patyčių patyrė. Nėra jokių vandenų, kur jis plaukti ruošėsi. Todėl tos patyčios, kurios tu šiandien patyrsi, kad tu pasitiki Viešpačiu ir juo seki, jo tiesom, jo malonę pasitiki. Irgi, kaip Jėzus sakė, manęs nekentė ir jūsų nekęs. Dėl ko? Dėl mano vardo. O jeigu jau myli jūs pasaulis, tai klausimas, ar klausome jo vardo Jėzaus, amen, ir ar pasitikime juo, amen. Todėl kiekvienas galime patys tik save ištirti. Dievo žodis sako, ištirkite save, ar tebesate tikėjime, amen. Ištirkite save. Mes gyvenam pasaulyje, bet nereiškia, kad mes turim paklydimų metam gyventi kaip pasaulis. Amen. Tai Jėzus sako, aš nepaimu jūsų iš pasaulio. Jūs būkit pasaulyje, bet būkit druska. Būkit šviesa, ar ne? Pasaulyje. Būkit šviesa, būkit druska. Ir būkit pasaulyje. Ir švieskit, ir druskikite. Būkite. Pasaulis visada kovos su Dievo karalystė. Visada kovos. Todėl šiandien ir kalba dvasia, kad irkluotume malonę. Nes tai įmanoma pavargti. Kada smūgiuoja priešas per žmonės iš pasaulio. Niekada nepasiduok. Nes jeigu tu klausysi, ką pasaulio žmonės kalba apie tave, tavo vertė nukris. Ir tu būsi priešų sunaikintas. Todėl, kai pasaulis kažką kalba apie tave, aišku, melą, velnias kalba per žmonės. Gal žemina, gal tyčiojasi dėl to, kad tu tiki Jėzaus vardą. Tai ko reikia? Malonę reikia išstatyti. Va, kodėl mums taip reikia pasitikėti malonę. Tu iš karto įstatysi kaip skydą. Žinosi, kad jie žūsta, o tu daugiau nenugalėtojas. Aš Jėzui Kristui daugiau nenugalėtojas. O jei klausysi, ką žmonės sako, ir nuseksi jais, kad jiems patiktų, nepatiks Jėzui. Amen. Todėl mes turime visada suprasti, kokią malonę aš turiu. Amen. Ir tada nereiks žvalgytis į pasaulį, nereiks žvalgytis į kitų turtus, pavydėti ar dar kažko siekti. Geriau malonę irkluoti, užtikrintai, lėčiau galbūt, prieš srovę, bet garantija jau tu nugalėtojas. Jei neprarasi tikėjimą. Garantija, kad tu nugalėtojas. Dar nepradėjęs kovos ir nebaigęs distancijos, tu gali pasakyti, aš daugiau nenugalėtojas. Nes aš Jėzuje Kristuje, todėl daugiau nenugalėtojas. Bet taip ir tikėkim, taip ir elkimės, kaip tikime. Amen. Nes kartais būna, kad elgiamės priešingai, negu deklaruojame. Vien kalbėjimas nėra dar tikėjimas. Tikras tikėjimas pasirodo, kai ateina išbandymas, ištyrimas, Dievas dar leidžia galbūt į situaciją. Ir ten, kaip aš veikiu. Ar aš malonę išstatau, Dievo žodį išstatau ir remiuosi į jį ir irkluoju su juo, ar aš skęstu, įsigandęs baimėje. Todėl baimė yra priešinga tikėjimai. Griebkis kito irklo, malonės, tikėjimo, irklo, irkluok. Amen. Visada laimėsi. Visada laimėsi. Todėl, kad tu nebūsi mylimas, aš tau pasakysiu. Jeigu tu ieškai pasaulio meilės, nedaryk kompromisų.
Kai darysi kompromisą, gal ir būsi mylimas laikinai, bet turėsim praradimų, pralaimėjimų. O kam to reikia? Nereikia. Sako, mes ne iš pasaulio, todėl ir nekenčia mūsų. Todėl mes turime tokią didelę malonę, net kad ir nekenčia, mes mylime žmonės pasaulyje, kad jie būtų išgelbėti. Skelbiam jiems Evangeliją. Patys esam druska, kad jiems būtų pagalba. Amen. Kad jie matytų ne tik mūsų liežuvių kalbėjimą, bet ir realų gyvenančio žmogaus tikėjimo gyvenimą. Amen. Tada jie pamatys, kaip tas Šedrakas, Mešakas ir Abednego nenusilenkė priešui. Sakė, mes kitą krūsnį, mūsų Dievas išgelbės. Taip, taip, šiandien lygiai tokioj padėtį esame mes. Spaudžia velnias, kasdien mus spaudžia. Kad pasielgtume taip, kaip jam patinka. Sakau, pasipriešinkite jam tvirtą tikėjimą. Pasipriešinkite ir daryk taip, kaip Dievas sako. Amen. Taip, kaip Dievas sako, daryk. Nes jis yra ta mūsų pergalė. 1 Petro 5 skyrius, atsiverskim dar. Tokią malonę turime. Aleliuja. Ne vienas pasaulyje neturi tokios malonės, kokią turi tu ir aš. Tik dovaną reikia naudotis. Ta dovana, kurią dovanoja, reikia tikėjimu naudotis. Jeigu jūs nenusinaudosim, jie liks bergždžia. Nuo 5 eilutės. Taip ir jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems ir visi paklusdami vieni kitiems apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Aš nepriimu jo malonės, tai problema yra su mano išdidumu. Iš karto diagnozę galima nustatyti, kad aš išdidume esu. Nuolankus tiki Dievo malonę. Nematydamas, nejausdamas, nepačiupinėdamas, bet tiki. Nuolankiems teikia malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Aš išdidi, jeigu aš sakau, aš nematau tos tavo malonės, Jėzau. Aš išdidi. Malonę nematyti reikia, malonę nuolankieji tiki jo malonę, kad Jėzus Kristus viską padarė Golgotoje. Amen. Mes kartais sakom, Golgotoj viską padarė, o paskui, kai gyvenime ateina situacija, ne viską. Per nebudrumą mus priešas apgauna kažkur tai. Viską. Kartu su Jėzumi mums dovanojo. Viską. Nusižeminkim, sako, kad po galingą ranką, aš taip bijau netikėti. Jis reiškia, aš protingesnį. O tai yra išdidumas. Jeigu aš patikėjau Jėzumi ir šiandien aš pagaunu save, kad netikiu, reiškia, jau išdidumas užaugo, galbūt tada, kai buvom nuodėmė, šaukėmis Jėzaus ir buvom nusižeminę ir tikėjom.
Bet praėjo laikas, velnas gali būti užkietino širdį. Ir tas nusižeminimas prieš Dievą, prieš jo žodį dingo. Bet tai nėra gerai, jeigu dingo. Meskite ant jo savo rūpesčių, sako, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas, velnias. Štai kodėl reikia būti blaiviem ir budriem, kaip mes sakiau, kad mes esam kovos lauke. Blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors paglostyti. Aš specialiai pagalavau. Čia parašyta praryti. Nusiteikęs jisai nuožmiai. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimu. Kuo? Kai jis riaumoja per aplinkybę. Kuo jam pasipriešins? Resursais? Išmintim? Baimės nenugalėsi, priešų nenugalėsim tokiais dalykais. Tik pasipriešindami tvirtų tikėjimu, sakydami, aš nugaliu tave, nes aš turiu valdžią, Jėzus man davė, tokią malonę turiu. Amen? Kad aš daugiau nei nugalėtojas. Va, tikėjimas tokia malonė, tai nuvys priešą. O jei tokio tikėjimo nėra, tai jis ir nesitrauks. Žinodami, sako, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. O visokeriopos malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje, Jėzuje, kai mes pasitikėsim juo pats trumpai pakentėjus, ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo, jam šlovė ir valdžia per amžių amžius. Ne man šlovė. Aš manau, kad mes dar daug kur ieškom šlovės savo. O to neturėtų būti. Visur turėtų iškilti šlovė viešpačiui. Amen. Nes jo malonė, ką turime, tai iš jo malonės. Jeigu tuo tikime, tada natūraliai ir atiduosim jam šlovę. Bet išdidumas jis niekada nesilenkia. Todėl stebėkim, kad neprislinktų išdidumo demonas. Pataikai, padarai gerai, taikai, pasisekime taip, pasisekime taip, štai kad aš, daug dirbau, daug dariau, tai va, yra. A čia viešpats pašlovintas? Niekiek. O išdidumas paaugo. Dar kartą tai. Ir širdis gali užkietėti ir jau norėti atiduoti Dievui šlovę. Gali būti užkietėjus širdis. Todėl praktikuokim atgailą, kad tik pagaunam save, kad pasididžiavom, arba nuteisim, ar pasmerkim, arba aukštesnių save palaikim. Atgailaukim, atgaila pašalina nuodėmę ir velnias galios netenka, kai mes atgailaujam. O jei ne, jas išdidumas stiprėja. Todėl priešas persekioja, todėl mums reikia, sako, būkite blaivus ir budrus. Mes negalim sakyti, aš neskaitysiu to žodžio, aš žinau tą žodį. Kam čia man skaityti kasdieną? Gerai, tai 3 kartus į savaitę paskaityk.
Sakai, man nereikia, aš viską žinau. Tarsi būtų taip, kad man nereikia, aš viską žinau. Kam čia eiti į tą bažnyčią? Dievas visur yra, sako. Tai irgi išdidumas, nes Dievo žodis kitaip sako. Amen. Dievo žodis kalba apie ganyklą, kaip jis gano. Todėl mums reikia budriems būti ir gerai žinoti Dievo pažadus, kad atkirsti, kai priešas ateina, tikėti tuo, ką jis mums dovanojo. Amen. Visus pažadus, tu turi visus pažadus, priėmė jį, priėmė viską. Tik reikia tikėti tuo viskuo, ką jis mums davė ir deklaruoti su tikėjimu. Situacija atėjus. Galime deklaruoti ir taip, nebūtinai, kai jau prasidėjo, ne tada laikas ruošti, ką ten sako, ruošti arklius, kai jau reikia kažką daryti, reikia prieš tai arklius šerti. Reiškia dvasinį žmogų stiprinti reikia visą laiką. Amen. Kad kai ateis išbandymas, tu išstotum prieš priešą, išstatydamas ne tai, ką jis daro, kokia aplinkybė, bet išstatydamas Dievo pažadą. Amen. Aš turiu jame šitą. Aš turiu jame šitą. Ir štai mums taip reikia nugalėti išdidumą, savigailą, savimeilę ir taip toliau, ir taip toliau. Daug dalykų kūniškų reikia mums nugalėti, kad mums lengva būtų pasakyti, aš turiu atsakymą į jam. Mes žinom, kaip reikia prasibrauti pro sielą, pro daugelį dalykų, bet reikia brautis, nes kitaip nelaimės. Teisusis gyvens tikėjimo Dievo malonę. Amen. Ir išpažindamas jam, pasipriešindamas jam. Todėl visada apsiginkluokim malonę. Kai ten išbandymai, mes juos praeinam pasitikėdami viešpačiu, mes stiprėjam ir mūsų autoritetas Jėzuje Kristuje auga. Tavęs priešas dar labiau pradeda bijoti. Amen. Kai išbandymą praeiname, pasitikėdami viešpačiu ir jo malonę, jo pažadų labiau negu tai, ką jaučiame, ką matome, mes augame dvasioje, augame pasitikėjime, augame autoritete dvasinėme. Amen. Todėl priešas nori, kad mes nepraeitume tų išbandymų ir tas autoritetas būtų toksai, žinot. Lygtai nugalėtojas, lygtai nenugalėtojas, tu pats jautiesi. Todėl visada išstatyk tai, ką Jėzus Kristus tau dovanojo. Amen. Dovanom reikia džiaugtis, dovanas reikia naudoti. Aleliuja. O čia brangiausia dovana, kurią mes turime, kad pasaulis nenugalės. Pasaulio piktasis priešas velnias, kuris valdo pasaulį, jis nugalėtas. Amen. Todėl, kad tu tiki, kad jis nugalėtas, todėl tu ir nugalėsi pasaulį. Tikėjimu. Kažkur neseniai kalbėjau, gal ir čia. Kaip pasakiau, prisimenu, bet sakiau, bet kur sakiau, nežinau. Bet tai tiesa. Amen? Tai tiesa. Iš tiesų, pagrindinė mūsų misijos dalis yra išsiskirti iš pasaulio. O kūnui pati baisiausia. Ir sielai. Prisimenu, sako, jūs nesate iš pasaulio, kad elgtumėtės taip, kaip pasaulis.
Todėl ta ugnis dar neliepsnoja, kaip sakė Jėzus, aš noriu, kad ugnis jau degtų ir liepsnotų. Nes priešas mus murdo, trauko, ten, ir niekaip nėra kur tai ugniai nužengti, žinai. Atskirtas šviesa, druska. Amen. Nereikia kažkokiam, žinot, tokiam jau čia didžiuotis kažkur prieš pasaulį. Ne, tiesiog būk. Tiesiog būk šviesa, būk savo apsisprendimuose. Visi voks, aš nevoksiu, visi meluos, aš nemeluosiu. Ką dar darys? Apkalbėsiu, aš ne. Visi teis kitus, aš neteisiu. O čia šviesa pasaulyje, nes Jėzus charakteris mumyse, kad augtų. Amen. Ir svarbiausia, kad išgyventume ir prieš pasaulį pasipriešintume kuo? Malonė ir pažadais, kuriuos Dievas davė. Amen. Kai mes nežinom, ką mes turim, kokius pažadus ir kokią malonę, tada ir traukia velnas dairytis į pasaulį. Ką jie tiek turi? Vat tą turi ir tą turi ir tą turi. Sako, žiūrėkit dabar jau, ką dangus turi. Amen. Ką dangus mums turi. Ką jis turi. Iš tiesų, kada būsime ryšyje su Viešpačiu, mūsų ir norai ir troškimai bus sveiki. Visai tokių dalykų, ką pasaulis ten aukoja gyvenimus, žudosi netgi dėl, kad kažko įsigytų. Mums to nereikia. Mes seksime Jėzumi ir dvasia pasako, ko reikia, ko nereikia, nes pats Jėzus mumyse gyvena. Amen. Ir todėl mes klausome jo. Ir mūsų troškimai ir norai bus adekvatus. Amen. Kilę iš Dievo. Troškimai iš Dievo, norai iš Dievo. O kad išsiskirtume iš pasaulio, reikia praeiti kovas. Nes visas pasaulis elgiasi vienaip, o tu elgiasi kitaip. O tu nesusidedi blogame kažkokiam darbe. Aha. Tai štai kodėl reikia dvasinių budrumų, sako, ryžtų pasipriešinti tam priešui, pasaulio dvasiai, kuri vilioja. Amen. Išstokim prieš pasaulio dvasią. Rytinėse maldose dažnai dvasia šventoji veda, kad išstojam prieš pasaulio dvasią Jėzaus Kristaus vardu. Ir prieš ją kuo daugiau išstosi Jėzaus Kristaus vardu ir tikėjimu. Tikėjimu. Būkite stiprūs malonė Dievo. 2 Timotiejui dar paskaitykim. 2 Timotiejui, prisimenat, kada drąsino Paulius Timotiejų, kad jis būtų stiprus Dievo malonė. 2 Timotiejui 2, 1, 3. Sako, nuo pirmos eilutės, taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malonė, kuri yra Kristuje Jėzuje. Būk stiprus malonė. Nebūk stiprus savo proto pasididžiavimu, nebūk stiprus savo jėgomis, nebūk stiprus. Ačiū Dievui, jei stiprus, bet neužtenka to, kad praeiti išbandymus. Reikia dar stiprybės pasitikint Viešpaties malonę. Amen. Žinot, kas dar trukdo pasitikėti Viešpačiu? Savigaila. Išvykim iš šitą priešą. Savigaila žudo. Savigaila veda į prie žudymus į žmonės. Ne. Amen. Žinokim, kad tai priešas. O tau gerai, o aš tai ačiū.
No, tau nėra, tu žinai ką aš. Vykim šitą priešą, nes kai jis įsigalės, mumyse, jeigu leisim, tai jis pridarys daug bėdos. Jis žudikas. Ir tai gali naikinti. Stiprus malonė, kur yra Kristuje Jėzuje. Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus pamokyti. Bet šiandien Dievas moko, mane moko tave. Stiprus būkim Dievo malonė. Žiūrėkim į jo malonę, o ne į tai, ką matom, arba savim pasitikėti. Psichologija moko savim pasitikėti. Bet tai priešinga Dievo žodžiui, Dievo valiai. Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Išstatęs tikėjimo skydą, amen. Efeziečiam šitam skyriui visi ginklai išvardinti. Dievo žodis dviašmenis kalavijas išstatyk. Vat ką sunkume reikia daryti. Išstatyti ginklus, malonės ginklus, kuriuos Jėzus Kristus mums davė. Ne vienas karys neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti pašaukusiam. Ir kas stoja rungtynės negaus vainiko, jei nebus grūmėsis pagal taisyklės. Nelaimėsiu, jeigu aš ne pagal taisyklės Jėzaus pasakytas grumsiuosiu kažkaip savo fizinėm jėgom ar savo melų kažkokiom kalbom, dar kažko teismu, aš nelaimėsiu. Bet jeigu mes pasitikėsim jo malonę, mes visada laimėsime. Aš visada laimėsiu. Kodėl aš laimėsiu? Kad Jėzus už mane. Jei Jėzus už mus parašyta, tai kas gali prieš mus stipresnis būti? Tokio nėra. Arvinai, niekad nesimuš. Tas, kuris už tave stipresnis, jis stovi už tave. Aš nesakau, kad tu mušiesi, bet iš to į priekį perspėjau. Nieko nebijok. Jėzus tave saugo ir stovėjo, nes jauni tokių pradeda vieni kitiems grasinti ir kažką tai privartauti, ir tu nieko nesigąsk ir nieko nebijok. Jėzus su tavimi. Ir tu visada laimėsi šitų tikėjimų, malonę šito tikėjimų, kad Dievas saugo mane, man jis stipresnis. Amen. Niekada nepradėk pats. Amen. Aišku, jeigu jau prispaus prie žemės, tai aš irgi nustumsiu, bet ne taip, kad žinot. Žiauriai sumuščiau, bet tiesiog nustumsiu, jeigu jau užpuls mane. Bet aš tikiu, kad neužpuls, dar iki šiol, per šiek 3-4 metus neužpuolė dar. Nors nekenčia velnias manęs. Bet va stovėki malonėje nepalies, jis bijo paliesti. Jis daug kiauksis, sakys, aš tau padarysiu tą ir tą padarysiu. Nieko nepadarys, nieko neįsigask ir nebijok. Prišinas Jozuė sakė. Nieko neįsigask ir nieko nebijok, tik būk stiprus ir drąsus. Jėzuje Kristuje, jis už tave. Štai kaip gerai pasitikėti jo malonę, kad jis už tave ir mane. Ir dar pirmas skyrius to pačio sako 6 eilutė. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje mano rankų uždėjimu, nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Ne baimės, bet jėgos dvasią aš turiu. Aleliuja, sakyk, aš turiu ne baimės dvasią, bet jėgos dvasią. Dieviška jėga yra manyje. Amen. Ir kai mes pasitikim jo malonę, ta jėga pradeda veikti dieviška per mus. Toj situacijai. Amen. Kai pasitikim tą jėgą, ji pradeda veikti. Jeigu nepasitikim tą jėgą, ji neveiks. Tada aš veiksiu pati savo jėgą ir visą kitą. Malonė ta jėga, ko reikia praeiti sunkumus ir išbandymus. Atsiminkim.
Dievo malonė tai jėga, kurios reikia praeiti išbandymus ir sunkumus. Prisimenat, kaip Petras ėjo to vandeniu. Kol jis žiūrėjo Jėzų ir pasitikėjo, kad jis sakė, eik, jis sakė, eik Jėzus, ir jisai ėjo. Nes jis pasitikėjo tą malonę Jėzaus, tuo žodžiu. Ir tik tikėjimas susiūbavo, pažiūrėjus į aplinkybės ir pradėjo skęsti. Matot? Kaip svarbu nepasilpti tikėjime į Jėzumi Kristumi. Todėl mes ir žodį skaitom, kaip sakiau, namuose, klausom žodį, meldžiamės, gyvenam taip ir stiprėjam. Ir autoritetas Jėzaus bažnyčia stiprėja autoritete. Amen. Štai ką mes esame pašaukti. Ne, abejojantys kaip jūros banga, sako, bet mes tikim viešpaties malonę. Religinė dvasia savo darbais nori, tik vat jau kai dar būdavo padarysiu, tai jau aš sakysiu, o Dievo malonė su manim. Ne, tai yra religija, tai yra įstatymas. Prieš tai Dievo malonė su tavim, ir kai Dievo malonė tikėsi, kad su tavim tu padarysi daugiau darbų. Iš malonės. Amen? Tu negatyvų taip lengva tikėti. Todėl, kad mums reikia augti kaip kariams, kad mes būtume besipriešinantys priešui. O nelaukdami, sėdėdami, kaip, žinot, karo lauke, bet tu visiškai nekarysi. Niekas nematys pabėga ir laikus. Bet tu laimėsi? Ne. Pergalę simsi su visais? Ne. Galime ir pabėgti. Bet Jėzus ne tą mus pašaukė. Sako, aš noriu būti jūsų širdim, liežuviu, rankom, kojom, akim, ausim. Kad aš leiskit man malonę gyventi jumis. Amen. Ir kai tikim jo malonę, mes girdim ir jo balsą. O kai netikim malonę, tai ką mes girdim? Savo proto balsą, kūno balsą. Tikėjimas senka ir maloniai pasilpsta. Nepasilpsta maloniai realiai, bet tavo gyvenime. Mano gyvenime, ne. Mano tikėjimas pasilpsta. Viskas, aš lieku savo jėgom. Kapstytis vėl kaip iki Jėzaus. Savo jėgom. Todėl tikėjimas, sako, yra pati didžiausia jėga šitame pasaulyje. Tai man reikia tos jėgos ar nereikia? Reikia, labai reikia. Amen. Todėl pasitikėsime. Ir jis veiks, sako, paskutinė rašto vieta 2 Petro 2 dar. Viešpats sako, augti malonėje, jūs pašaukiau, augti malonėje. Kuo daugiau pasitiki viešpaties malonę ir ją naudoja, tuo labiau ji auga. Amen. Kaip trukdo įstatymas religija atitrūkti nuo savų gerų darbų į pasitikėjimą viešpačiu Jėzumi. 3:18. 2 Petro 3:18. Dar čia pasaulį parašo 17. Tad jūs, mylimieji, iš anksto tai žinodami, saugokitės, kad nedorėlių paklydimo traukiami, nenupultumėte nuo savo stiprybės. Aukite malonę. Tai nenutrauks. Amen. Aukite tikėdami viešpaties malonę.
ir mūsų viešpaties gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir per amžius augti malonė, kad nenupultume nuo stiprybės. Pasitikėkime juo ir jis veiks. Aš sakau, kai pasitikėsim pirmą malonę, tada būsim pasišventę. Kai pasitikėsim Dievo malonę, būsime šventėsime. Amen. Kai pasitikėsim Dievo malonę, nugalėsime. Viskas prasideda nuo pradžios, ar pasitikiu jo malonę. Nesako, per tikėjimą jūs išlaisvinti. Pasitikėdami jo malonę. Mes jau kartais užmirštam, kaip mes buvom išlaisvinti. Taip va labai geri buvom, tą darėm ir va šiandien jau mes jau šistas. Pasitikėjau malonę, tai išgydyta šiandien. Aš galiu apie save pasakyti, tu ir apie save gali pasakyti. Pasitikėjau Dievo malonę, tai išlaisvyta buvau iš nuodėmės. Ir tu. Pasitikėjau Dievo malonę, tai tapau Dievo vaiku. Pasitikėjau ir tapau išgelbėtas. Kaip? Malonė. Amen. Todėl ir toliau viskas tęsiasi malonė. Patikim jo malonę ir atsiranda norai ir darbai, ir veiksmai, ir troškimai, ir meilė Dievui, ir noras tarnauti, noras būti gyvenime, gyventi šviesoje. Amen. Ir paskutinis Žydams 12 laiškas dabar tikrai. Paskutinio rašto vieta. Žydams 12. Malonė tai nereiškia, malonė viskam turiu, malonė. Malonė, jeigu tu tikrai tiki, kaip sakiau, tave veda į tarnavimą Dievui, į atsidavimą Dievui, į pasišventimą Dievui ir į visą kitą. Amen? Vis daugiau gal malonė, tai dabar galiu, atsipalaiduoti visiškai. Ne, jeigu tu tikra, sveika Dievo malonė, tikrai tiki, ji įkvepia Dievo darbams, Dievo valios išpildymui. Amen? Ji tą malonę įkvepia. Mes iš savęs neturim jėgų, nei tarnauti, nei atsiduoti, nei gyventi, kaip jam patinka, bet jo malonė mums duoda jėgų. 12 eilutė, Žydams arba Hebrajams 12:12. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius. Aš čia teisingai užsirašiau. Jau. Ir ištiesinkite takus po savo kojomis, kad kas lošia neišmirtų, bet verčiau suvytų. Siekite santaikos su visais. Siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Daugelis sakyti, tai kaip čia siekt man tų šventumų? Tikėk, kad tu šventas. Ir tas tikėjimas tave įves į šventumą. Amen? Sakai, tik kad čia protu nesuprasim. Čia nesuprasim protu. Čia viskas yra tikėjimo. Tikėsi, kad tu išlaisvytas, tapsi laisvas. Tikėsi, kad išgydytas, tapsi išgydytas. Tikėsi, kad tu šventas ir šventėsi. Tikrai, kai tiki, kad tau veri malonė šventą Jėzų, tikrai nesinori taip greitai nuodėmauti ar klysti į šoną. Amen? Bet taip antgamtiškai tai labai sudrausmina. Tai protu nepaaiškinami dalykai. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišlaistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo suterždama daugelį. Žiūrėkit, kad kas neprarastumėt Dievo malonės.
pasitikėjimo Dievo malonę. Amen. Kas sena praėjo, dabar viskas nauja. Haleliuja. Ir tikėjimas padarys jūs laisvus, sakė. Psichologija sako, grįžkite atgal, pažiūrėkit, kad mažas vaikas buvot, kur ten, kas ten buvo, kas ten ką sakė, kas ten ką darė, kas ten. Ir paskui jau grįžkite ir būsit laisvi. Kas čia dabar? Tai Jėzus nieko nepadarė. Jėzus sako, kas sena praėjo, dabar viskas nauja. Tas, kas atgimė, tas naujas kūrinys, Jėzuje naujas kūrinys. Tai kur aš ten žiūriu į tą praeitį? Ten nemaloniai praeitį. Maloniai yra ateitį. Amen. Ir negrįžk nei mintimis, nei kitų negrąžink į praeitį. Amen. Kad neprarastume Dievo malonės, kad reiškia, kai praranda malonę, karčių šaknys pradeda mūsų širdį augti. Todėl nepraraskim Dievo malonės. Amen. Niekam neturėkim jokių priekaištų. Niekam neturėkim. Niekam neturėkim. Tik vis malonėje statydinkimės. Amen. Nes priešingų atveju mes atmetam Dievo malonę ir darom teismą. Savo teismą. Kažkur kažką. Mums nereikia teisti. Yra teisėjas, kuris teis, o jums sako, aš duodu malonę nugalėti visus savo priešus, kurie yra, kurie bus. Ir amžiną gyvenimą jūs jau turite. Tokią malonę aš jums duodu. Amen. Aleliuja, būkim pozityvus Dieve, kaip Dievas nori matyti pozityvias bažnyčias. Pasitikinčias viešpačiu, įsitvirtinusias jo malonėje, veikiančias jo malonėje. Amen. Ir nugalinčias. Plaukiančias prieš srovę, bet nugalinčias. Nes dar nepradėjo kovos, mes daugiau nenugalėtojai. Kodėl? Todėl, kad Jėzus Kristus mums dovanojo pergalę. Jau Jėzus Kristus taip brangiai sumokėjo krauju gyvybę. Aš tai vertinu labai. Tu vertini? Kai mes priimam jo malonę, reiškia, mes vertinam tai, ką jis padarė. Kai nepriimam jo malonę, tai kad nėra, tai kad čia nieko nėra. Tai susigyvens tikėjimu pirmą. O paskui bus yra atėjus metui. Dar charakterį pakeis, prieš bandymus paeisim, tikėjimas paaugs. Amen? Aleliuja, štai kokie mes viešpaties kariai, apginkluoti viešpaties ginklais. Todėl dėkokim Dievui, ačiū tau, brangus viešpatie. Pasakykim, dėkoju tau viešpatie už tau brangę malonės dovaną, naują gyvenimą, kurį tu man sukūrei. Jėzuje Kristuje. Aš turiu Jėzų. Aš turiu naują gyvenimą. Jėzau, gyvenk manyje. Viešpatauk manyje. Užvaldyk mano sielą, mano kūną, mano gyvenimą, mano kelius. Aš pasiduodu tau, nes tavo malonė yra didelė. Aš pasitikiu išlaisvinimu, išgydymu, atstatymu, pergalę. Aš išlaisvintas iš visų priešų. Tu mane išlaisvinai, o aš deklaruosiu ir skelbsiu šitą malonę į savo gyvenimą ir kitų gyvenimą ir matysiu tavo šlovę. Brangi šventoji dvasia, kalbėk man, budrumo prašau ir ryžto
pasipriešinti priešui tvirtų tikėjimą. Primink šventoji dvasia, kada man reikia pasipriešinti. Padėk man gyventi naują gyvenimą. Šventoji dvasia, tu mano vedlė, tu mano malonė, tu mano viešpats, mano guodėja, tiesos dvasia. Būk pašlovintas Dieve Tėve, Jėzau Kristau ir pragyk šventoji dvasia. Amen. Aleliuja. Tu malonės vaikas. Amen. Tu turi malonę per tikėjimą. Teisusis dar nematydamas džiaugiasi.